Labas, mano vardas yra Ieva ir aš esu šiandieną čia tam, kad padėčiau tau suprasti dvi labai svarbias paslaptis, jeigu tu nori pagerinti ir išmokti anglų kalbą. Taigi, važiuojame. Visų pirma, pati pirmoji ir labai svarbi paslaptis yra tai, kad dauguma žmonių nesupranta, jog jie mokinasi per daug. Arba jie bando pasisavinti, išmokti tiek daug informacijos, kurios iš tikrųjų net nereikia. Mūsų smegenys galų gale gali apdoroti tik tai tam tikrą kiekį. Todėl mes turėtume būti labai išmintingi, kai renkamės, ką konkrečiai man reikėtų išmokti ir kurią vietą man reikėtų tobulinti. Taigi žinutė šitoj pirmoji paslaptyje yra, kad atsargiai stengiantis išmokti viską, nes visų pirma to net nereikia ir tai net neįmanoma. Ypatingai, kai mes jau esame suaugę, kai mes jau esame vyresni. Todėl labai svarbu sukonkretinti ir žinoti, ką konkrečiai reikia tau mokytis, kad tu galėtum tai iš tikrųjų net ir panaudoti praktiškai. Kita paslaptis, su kuria noriu aš pasidalinti, yra, jog dauguma žmonių galvoja, kad svarbiausia yra mokytojas, kuris viską žino. Bet iš tikrųjų čia yra labai didelis mitas. Geras mokytojas tikrai nėra tas, kuris tiesiog viską žino. Geras mokytojas pirmoj vietoj geba sukurti produktyvią aplinką, produktyvias sąlygas savo mokiniui. Ir kągi reiškia tos produktyvios sąlygos, ta produktyvi aplinka? Nagi, visų pirma, produktyvi aplinka yra, kurioje mokinys, studentas nestresuoja, yra nusiraminęs, yra aprimęs. Psichologija čia yra be galo svarbi. Taigi geras mokytas geba atpalaiduoti, nuraminti, prisijaukinti savo mokinį. Antras aspektas, kuris yra labai svarbu, kuriant produktyvią aplinką, yra nepadaryti to, tarsi tai yra mokykla. Niekas nebenori jaustis kaip mokyklai, taip rimtai. Labai yra svarbu mėgautis ir džiaugtis ir tiesiog naudoti humorą kaip įrankį pamokose. Ir galų gale trečias, tikrai nemažiau svarbus aspektas tos produktyvios aplinkos kūrime yra, kai mokytojas geba sukurti aplinką, kurioje tu kaip mokinys gali daryti klaidas ir nesiparinti ir nesigėdyti, pamesti visą tą gėdos bagažą. Tai yra be galo svarbu daryti klaidas, iš jų mokytis ir nesiparinti, nesigėdinti, leisti suvokti, kad klaidų darymas yra būtent tai, kas padeda man atsiminti ir būtent tai, kas man padeda įsisavinti iš tikrųjų taip, kaip turėtų būti. Todėl darykime drąsiai klaidas ir nesiparinkime dėl to. Taigi, visiems aš kviečiu surasti savo gerą mokytoją. Jeigu tau rezonuoja, ateik pas mane, susisiek. O jeigu ne, tai tiesiog geriausi, šilčiausi linkėjimai ir sėkmės visiems mokinantis šitos nuostabios, gražios kalbos. Ate.